Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Jokių kompromisų. Todėl yra toks viešpaties Izraelio Dievo žodis. Aš tikrai sakiau, kad tavo namai ir tavo protėvių namai turėtų man tarnauti amžinai, bet dabar viešpats pareiškia, te tampa man tai tolima, aš gerbsiu tuos, kurie mane garbina, bet mane niekinantys bus paniekinti. 1 Samuelio knyga, 2 skyrius, 30 eilutė. Istorijoje apie Danielių ir jo draugus mes turime atvejų, kai principai triumfuoja prieš gundymą pataikauti apetitui. Tai mums parodo, kad dėka religinių principų jaunuoliai gali nugalėti savo kūno geidulius ir likti ištikimais Dievo reikalavimams, net jei tai pareikalautų iš jų didelės aukos. Kas jei Danielius ir jo draugai būtų nusileidę šiems pagonių pareigūnams ir pasidavę aplinkybių spaudimui, būtų valgę ir gėrę tai, kas buvo įprasta babiloniečiams. Tas vienintelis atvejis atsiskiriant nuo principo būtų susilpninęs gėrio supratimą ir pasibjaurėjimą blogiu. Nuolaidžiaujant apetitui būtų tekę paaukoti fizinę energiją, mąstymo aiškumą ir dvasinę jėgą. Vienas klaidingas žingsnis būtų greičiausiai paskatinęs žengti ir kitus, kol būtų nutrūkęs jų ryšys su dangumi ir gundymas juos būtų sugniuždęs. Ant Danieliaus, jam glaudžiantis prie Dievo su stipriu pasitikėjimu, nužengė pranašystės dvasia. Jis buvo mokomas atlikti pareigas rūmuose, bet tuo pat metu Dievas jį mokė skaityti ateinančių amžių paslaptis ir per simbolius ir palyginimus šiuos nuostabius paskutinių laikų įvykius pateikti ateinančioms kartoms. Dievo buvo numatyta, kad žmogus nuolatos augtų ir kasdien kiltų tobulumo laiptais. Jis padės mums, jei bandysime padėti sau. Mūsų sėkmės viltis dviejose pasauliuose priklauso nuo tobulėjimo viename iš jų. Kiekviename žingsnyje mes turėtume saugotis pirmojo žingsnio nesusivaldyme. Brangus jaunime, Dievas kviečia atlikti tą darbą, kurį per jo malonę jūs galite atlikti. Parodykite savo pomėgių ir įpročių tyrumą, kaip tai padarė Danielius. Dievas jūs apdovanos ramiais nervais, aiškiu mąstymu, sveika nuovoka ir įžvalgumu. Šiandienos jaunimas, kurio principai yra tvirti ir neišsiblaškę, bus palaimintas sveiku kūnu, protu ir siela. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.